Labą dieną, 20 laipsnių. Jaunimas, labą dieną. Jūsgi norėjote būti nufilmuoti, ar ne? Ne, mes einam dirbti. Ate. Mes dirbam. Ar palygintuvą jas neš? A, nu nešk. Aš padėsiu nešti. Padėk nešti. Jo, tu esi nešamoji įgalia. Jo. Nu, gerai. Kaip sekasi, ką? A tu iš Lankos pilsi ar iš Kibiro? Kibiro. Jo, įdomu, labai įdomu. Labai įdomu. Jo, įdomu. Šiandieną mergaičių užduotis yra uždaryti skyles, kad žiemai galima būtų čia smėlio pripilti. Tai jos va tenai vat uždarys ir čia visur uždarys. Liuks bus. Čia jaunimas biški kačiokais vaidina. Tai čia Mykolas, suprantu, tas mažesnės, tai net tu didesnės. Jo. Bet žinok, nuo tų didesnių paskui nugarą gali pareiti. Geriau dviese kelnuoti. Kur tavo pirštinės? Nepatogu. Nepatogu? Nepatogu. Aš pripratęs, bet pirštinės. Nu, gerai. Skonio reikalas, nieko nepasiginčys. Čia kadangi paletė yra plati, tai per vidurį labiau dėk ir viskas. Tai jo, tai ir žiūrėk. Gerai, čia važiuosi į archyvą arba truputį sunaudosim dar šiais metais, bet nebedaug. Na. Tomas blatną darbą turi, spardas lanksto. Žinai, kad svarbus darbas, Tomai? Šiaip, kai žmogus žino, kad svarbus darbas, tai jam kažkaip tai ir ta prasmė dirbti atsiranda. Ką? Dabar nėra. Na gerai, bet svarbus darbas. Jisai sulankstė jau porą skardikių. Labai gerai. Aš skaičiavau, kad ten yra 13 skardų, tai tau nedaug liko. Čia jau yra pagalbinis darbininkas, irgi svarbų darbą dirba. Čia yra dar vienas, pusiau pagalbinis, pusiau jau rimtesnis. Šlifuoja. Gerai. Čia mes turime dar vieną darbuotoją. Raimundas čia darbuojasi. Kaip sekas, Raimundai? Kas nors vyksta? Kaip šį gali žinoti? Taip pagalvojau, kad tai pasakysi. Raimundo darbas yra gana kruopštus ir sudėtingas. Jam reikia tą makaroną per klaidą atsidūrusi čia nuimti. Ir apačioj makaroną nuimti. Kad nesugriaut namą, reikia pasakyti dar. Kad nesugriaut namą. Nesugriaus namą. Tai va čia jie, matau, vinis pasiliko, tai kaip ir turėjo būti. Ten biškiai plyšo, tai užklijuosim. Tai ten kitaip aš negalėjau, nes Jo. kišti. Tai tos vinis reikia įkalti. Tai aš taip ir maniau, kad jos reikia. Įkalti ir užklijuosime su ko nors. Įsabačyti. Su pleistru. Nu va, taiso biški broką mano. Šiandieną šiaip tai darbus filmuoju, bet jie yra trumpi. Nedaug čia pasidarbuos. Tomas užbaigs savo skardas, mergaitės užbaigs savo vieną maišyklę. Ir prasidės balius. Šiandieną yra daug gimtadienių, daug suvažiavusių žmonių ir jie dar važiuoja. Tai matysit. Nu ką, tu mėgsti filmuotis, ką? Ezra? Nemėgsti? Ką? A? O, mergaičių suvažiavimas. Labą dieną. Labą dieną. Tu kažkaip pasišiaušiai šiandien žiūriu. Jo. Tai ne tik tu, man atrodo, pasišiaušiai, bet ir tavo vaiks vienas pasišiausias mačiu vaikščio. Jo. O jūs čia kažką tai vartojate? Jo. Ką mes vartojam? Jo, kad pasišiaušėt. Jo, keratiną. Keratiną? Aha. Nusipratau, ką mergaitė čia iš vis organizuojat jūs? Nieko, tiesiog lupu dabar, nežinau, ką čia, Olga. Supratau. Tiesiog lupimo procesas. Terapijos. Tai Olga yra smegenys, o jūs esate Mes esam rankos. meditacinės mergaitės. Labas. Dar viena mergaitė. Ai, tavęs iš vis nepažinau. Ne, jinai pasišiaušė. Pasišiaušė. Kažkokia moteris, sakau, atvažiavo kažkokia. Ojei. Vieną jau žiūriu, užbaigėt gabaliuką. Aha. Skistai užsimaišėte, ne? Jo,
specialiai čia taip. Mhm. Mhm. Gerai. Nu visio, svarbiausia, kad nelys. Jo, nes jau tikrai ištaškysiu. Nu jo. Okei, pradeda jau tenai, na galą. Einam pasižiūrėti, kaip ten sekasi. Getai labai patinka filmuotis, tai aš šitą pafilmuosiu. Nes kai Greta turi kamerą, pavyzdžiui, rankose, tai labai daug prifilmuoja. A, Jo. bet tu turi šiaip kamerą rankose, tai Tai jo, Ne, tas pats aš irgi daug atvejis, prifilmuoju. Mhm. Nu gerai, šaunuoliai. tai jau dar. Kol kas viskas sklandžiai vyksta. Tai tu šiaip čia kad padėt, tai man jam patvarkyti jo. Aha, Dominikai, o kodėl šitą ne tik tu, bet ir tavo mama pasišiaušus yra, susigarbanojus? Ar jūs kažką vartojate dviese? Jo, ką vartojate? Kirpėja. Kirpėja? Cheminio darytoja? Čia ne cheminė. Ne, o kas šitas yra? Keratinas. Tai krenatinas? Keratinas. Nu, man panašu į kažkokią tai nežinomą kalbą, tai aš gal nesigilinsiu. Nu, žodžiu, krenatiną kažkokį naudoja. Patinka tau susigarbanojus? Jo. Aš pažinojau kažkada tai dvi sesės dvinukės. Jom buvo abejom po 17 metų. Ir viena iš jų turėjo natūraliai garbanotus plaukus ir svajojo, kad jie būtų tiesus. O kita turėjo tiesius plaukus ir svajojo, kad būtų garbanoti. Į visą gyvenimą jas pavydėjo viena kitą, įsivaizduoji. Ir ką tai turėtų reikšti? Kad visada pas kitą geriau. Niekada man nėra gerai, visada pas kitą geriau. Pas kaimyną žolė žalesnė vadinasi. Pas mus žalesnė. Ką? Pas mus žalesnė už kaimyną. Ai, pas jūs žalesnė? Nes jūs buvote pas krenatiną kažkokį. Jo. Kaip darbas, pirmas sykį jaučiu dirbi tokį? Tokį tai gal jo, pirmas sykis, nežinau. Matai, kažką išmoksi pas mus kaime. Čia matai smėlio dėžė, čia kas atvažiuoja, tas žaidžia, o kas žaidžia, tas gerai leidžia laiką. Čia tik tau žaidžiama. Va. O tai vieni pagirimai. Iš Gretos tai jau antras video iš eilės vieni pagirimai. Tai tam video irgi. Nu, aš kaip pagirimus priemu. Matai? Turiu problemų, kaip fainai, esu turtingas. Tai reikia paspausti. Visų pirma reikia paspausti, o paskui tik tai lyginti viršų. Ačiū. Kad įsigrūstų. Tai kažką išmokai vėl. Jo. Nu gerai, sėkmės. Nu ką, baigėsi točkė. Ir kaip tik vat užteko visam takeliui. Ir dar truputį plytelėm. Taip gerai. Realiai ne per daug, ne per mažai. Mergaitės, kiek užtrukote? 2 valandas? Virš. Ne, pradėjote pirmą, be 5. Kiek dabar? Dabar yra be 3. Pirmą. Be 3 trečią. Be 4. Nu, va, trumpa darbo diena, gerai? Jo. Nu, šypsokis, Greta, nu sakyk gerai, nu. Sakyk, ačiū tėti, čia nu nuostabu yra, nu. Sakyk, nu. Na, ačiū už komplimentus. Sunku, aš suprantu, nu, bet čia proto nuostata. Tomai, kiek liko? Įtariu, kad 1, ne? Čia kur stovi? 3 liko? Šaunuolis. Dabar mergaitės jau baiginėja darbą, tai tu irgi tada paskutinį šitą kalk ir viskas gerai. Tu nuo mažiausių pradėjai, didžiausių liko. Nu ir visi, paskutinį. Gera žinia? Gerai. Kiek tų mašinų čia privažiavo? 1, 2, 3, 4. Autobusėlis mūsų 5, tenai 6. Suaugusių žmonių čia susirinko krūva. Man atrodo kokie 14 ar 16. Pat susirinkimą mes turime. Taigi šiandieną biškį darbavomės porą valandų, o visą kitą buvo Biblijos studijos. Geras laikas. Kaip mes mylime Jėzaus meilę tave. Aha.
Ir mes matom Dievo meilę. Tai tau dainuoju. Čia man. Ir tau. Mano kitas tortas. Su gimimo diena. Joliona parvė. Su gimimo diena. Pasenau. Su gimimo diena. Happy birthday. Dabar, dar toks sugalvok norą savo. Ir puskio. Pūs. Bras, 3 metai liko iki jubilėjaus. Tau dar trūksta ko nors? Daug. Nu, čia kur tu. Mane pusė. Iš vieną šventybę. Kiek čia norų dabar? 3. Kiek tu čia tų norų turi? 3. Nu tai dar Dievui iššau. Prašau. Pjauna. Mylim Jėzaus meilę tavęs, kaip mes mylim Jėzaus meilę tavęs ir tavęs. Ir šiandien abudu, ir rytoj abudu. 3. Bandom uždegti laužą. Trečios gimtadienio išvakarės. Bandom užkurti iš gniaužo. Ir nenori labai įsidėkti. Tai man teko pasitelkti šviesk, Jėzau, šviesk. Ir uždeg širdis malonę tavo viešpatie tark. Ir Gerai, mum kėdės būna šviesa. Jau pasimatėte jau. Čia mes. Dvasios grįžo į kūną. Grįžome. Vakar reiškia Jėzaus šviesoj apšviestos 3 dvaselės. Tai vienas aš esu, Šalia ir Jėzus. kai vienas aš esu, šalia ir Jėzus. Eisiu pirmyn, eisiu pirmyn. Ką, jaunimas, gerai jaučiatės? Ką, romantika vis dėlto, ne? Šilta. Mes visą vasarą laukiam šitos akimirkos, kada sutems. Nes vasarą nesulaukia, kada sutems. Šviesuoji, atsikeli šviesuoji negulti. Dabar sulaukime. Romantika. Šviečias. Gražiai šviečia jo. Atvėmą,